padaryti belio kokio F-ruito supuvusią versiją. Viskas paprasta. Iš pradžių mums reikės to F-ruito, kurį mes norime padaryti supuvusi. O tai lengva. Atsidarom šitą meniuškę. Va. Ieškom, kur buvo biškis. Va čia va. Žiūrim ir va, kur kapkanai. Statom. Ir jį. Va taip va. Įkišam ir jį ištrinam. Ir va. Ir po to laukiam. Kol jisai pasiversi supuvusi. Ir va, po apie 20 minučių jisai jau pasivertė į savo supuvusią versiją. Taigi visiems ate, nepamirškite prisinumeruoti ant Tobulaus kanalo Lietuvlenkis, jeigu jums buvo šita informacija labai naudinga ir galėsite taip trolinti savo draugus. Visiems ate dar kartą.